Labas visiems mano draugams, traukiam flomasterius ir papaišom naują dalyką, kuris vadinasi labai svarbus dalykas pasaulyje šiandien, labai svarbu išmokti. Turėk, padidinkim šriftą. Turėk kantrybės išlaukti, kol ateis energija daryti. Čia dėkim. Turėk kantrybės išlaukti, kol ateis energija daryti dalykus, mano draugė. Tai sakant, tai aš 3 metus beveik laukiau, gal 2 metus. 2 metus laukiau, kol ateis energija mokytis portugalų kalbą. Mes gyvenam Madeiroje, tarp vietinių, kurie kalba portugališkai, bet ir klausė kiti žmonės, ir vietiniai, ir šiaip žmonės, draugai, ir iš mūsų retritų žmonės, ar mes mokam portugalų, ar mes mokomės portugalų, ir kodėl nesimokom. Ir priežastis yra tokia, kad nebuvo vedimo to daryti 2 metus laiko. Būtų buvę iš proto tai ir nebūtų išėję tai daryti, nebuvo energijos, tiesiog nebuvo kuro ir energijos tai daryti ir būtų buvę prievartas savo, jeigu būčiau tai daręs anksčiau. Tuoj papasakosiu viską, bet principas yra toks, kad tu gauni kurą iš dangaus ir tu su juo važiuoji tiek, kol mašina važiuoja su tuo kuru ir kai baigęs kuras tu sustoji ir važiuoji toliau, kur kitas kuras veža. Tai jeigu nėra kuro, jeigu tu darysi tą dalyką, tą darbą be kuro iš dangaus, be nuleidimo šlango iš dangaus, kad tau tekėtų kuras į tave, tu jausi, kad privartauji save, tu jausi, kad eini prieš gyvenimą ir tu jausi, kad darai dalykus prieš srovę gyvenimo. Tu turi palaukti kantriai, kol ateis dalykai daryti ir tada tik tada juos daryti. Tai vieniems žmonėms, kurie yra su mumis, šitoj dvasiniai kelionėje, jausmų kelionėje, aš tiesiog sakydavau, kad nėra vedimo, nėra pajautimo, dar kad turiu išmokti portugalų, jaučiu, kad greitai mokysiuos, bet kol kas nejaučiu vedimo. Taip sakydavau saviems žmonėms, kurie nėra tokie savi, sakydavau, kad greitai pradėsiu mokytis, bet tai užima daug laiko ir dar neturėjau laiko tiesiog tam. Tai va, ir po 2 metų iš niekur atėjo didžiulė energija mokintis portugalų kalbą ir praktikuoti ir mokyti žodžius. Prispausdinau krūvas lapų portugalų, su dirbtiniu intelektu, naudoju jį kaip mokytoją, mokytis gramatikos taisyklių ir taip toliau. Ir pradedu šnekėti po truputį su taksistu savo ir taip toliau. Ir mokytis radom dar privačią. Tai atėjo didžiulis energijos kiekis tai daryti. Ir atrodo, užplūdo visą mano dienotvarkį ir dabar visur aš matau žodžius ir labai greit mokausi ir labai greit tobulėju, kasdien vis naujų dalykų išmokstu. Labai greit. Jau sakant, tai labai svarbu išlaukti, kol Dievas, dangus, visata tavo atsiųs energiją daryti dalykus gyvenime. Ir tai susideda iš mažų dalykų. Kaip jau kažkuriam video sakiau, šiandien tu turi 24 valandas. Čia tiesiog ir taip toliau. Tu turi nuo pat ryto iki pat vakaro, kol eini miegoti, sakykime, nuo 8 ryto iki 11 nakties, tu turi 15 valandų, 15 valandų ar 16 ar 17 valandų turi dienos gyvenimo. Ir kiekvieną dieną
kiekvieną valandą, kiekvieną minutę tu jauti kažkokį impulsą, kažką daryti. Tai gali būti, tu jauti paskaityti knygą, tu jauti dabar nueiti į tualetą, dabar ateina impulsas suvalgyti bananą, dabar ateina impulsas kažkam paskambinti, ateina prisiminimas, kad reikia paskambinti kažkam, mamai ar bendradarbiai. Dabar ateina impulsas, kad reikia parašyti akademijoje komentarą po šito įrašu, nes jisai fainas ir nuostabus, ne? Dabar ateina įrašas paklausyti YouTube, tiesiog įsijungti, kažką pačilinti, padaryti. Ir tave veda, ar padaryti darbus kažkokius, tave veda kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą ir dieną yra energija duota tau padaryti tą darbą, kurį tau atneša tą akimirką. Tau duodama yra energija. Žmogus dažniausiai neina su tuo, ką jaučia ir ką nori, bet daro tai, ką reikia, ką jis turi padaryti arba ką privalo padaryti. Ir tada vienoje pusėje tu turi reikia, privalau, būtina, o kitoj pusėje yra gyvenimo tėkmė, kuri iš tikrųjų veda tave tobulai, ką iš tikrųjų tau reikia padaryti. Tai čia yra, kad tu įsivaizduoji, kad tau reikia padaryti, ką protas sako, ką reikia padaryti, o čia yra iš tikrųjų, ką tu turi padaryti dabartyje. Tai protas tau gali sakyti, turi būtinai pabaigti dabar parašyti šį dokumentą, užpildyti, nes nespėsi, nes pavargęs bus po to, dabar turi pabaigti. Bet tau visas kūnas sako, užtenka, labai noriu kavos, noriu išeiti pasivaikščioti lauką, nebenoriu nei sekundės daryti to. Jis sakai, ne, bet reikia padaryti, kaip čia dabar nebaigęs, aš eisiu lauką, po to reiks grįžti ir vėl pabaigti tai, bla bla bla. Kūnas sako, viskas dabartyje yra jausmas, kad dabar jau nori eiti, būtent dabar, ne po 10 minučių. Ir tu jeigu nori eiti šituo keliu į save, turi sekti savo vedimu. Ir tai yra mesti viską ir išeiti lauką, ir išgerti tos kavos ir pailsėti. Ir tada viskas susidėlios toliau sekantis žingsnis. Tai mūsų vedimas veda visada tik vieną žingsnį vienu metu. Vedimas veda tik visada vieną žingsnį vienu metu. Tu gauni impulsą sustoti, dirbti ir išeiti į lauką, pakvėpuoti oro. Ir tu nežinai, kas bus po to. Negali dėlioti, dabar išeisiu, bet po 20 minučių grįšiu ir tęsiu. Arba išeisiu 5 minutėm, bet tada turėsiu tą dar padaryti ir tą. Tu stengies nedėlioti nieko, kiek įmanoma laike ir kas bus po ko. Palieki tai vedimui nuspręsti, palieki tai visatai Dievui nuspręsti ir tu klausai. Tu klausai ir klausai savo vidaus ir kūno ir kas tau ateina impulsų vidinių, gerų impulsų. Visi gyvūnai turi tai, visi žmonės ir gyvi padarai, organizmai turi pajautimą vidinį. Žmonės yra tiesiog užglušinę jį, užspaudę ir užkimšę save ir savo kūną. Ir sunkiau truputį yra pramušti tai iš pradžių, bet kai pramuši, kai pradeda tekėti aiškumas, tada nebėra kelio atgal visai. Tai iš pradžių pasistenk išgirsti, labiau įsiklausyk kaip muzikos subtilios ausinėm, kur neprigirdi, aiškiai reikia įsiklausyti per Zoom, jeigu koks žmogus su lievu mikrofonu kalba, turi taip įsiklausyti, ką jis sako, tai mes taip pat turime įsiklausyti savo vidų, išgirsti, ką sako mūsų vidus ir tada veikti tik iš to. Tai kiekvieną sekundę, kai seki vedimu ir vidiniu impulsu, esi savyje. Pavadinkim taip. Ar tilps eilutė? Jo.
Kiekvieną sekundę, kai seki vedimus savo ir vidinių impulsų, esi savyje. Jauties, kad esi savyje, savo vietoj, sinchronė, dabartyje, viskas yra gerai. Kiekvieną sekundę, kai darai iš reikia, privalau, turiu, bet vedimas sako kitką, išduodi save. Kiekvieną sekundę, kai darai dalykus dabartyje, iš reikia, privalau, būtina turiu, bet tavo impulsas, vedimas, pajautimas sako kitką, tu išduodi save. Ir kas nutinka, kodėl žmonės dalyvauja tiek daug, dabar yra labai populiaru išduoti save. Kodėl dabar tiek daug dvasinių žmonių yra ir knygų, ir mokymų, ir savęs tobulinimo kursų, ir viso kito, nes žmonės jaučia visų savo kūnų, kad jie išduoda savo vidų ir kad reikia padaryti kažką, nes jautys hujovai, atsiprašant arba neatsiprašant. Tai kai tu darai tai, kai neseki savo vedimu, dovanok Dieve už mano keiksmažodžių, kai neseki savo vedimu, jautiesi hujovai. Kai neseki savo vedimu, jautiesi hujovai, mano draugė. Kai išgirsti ir darai tai, kas jaučiasi šioje akimirkoje, jautiesi, kad tu su Dievu, pavadinkim tai. Kai išgirsti ir darai tai, kas jaučiasi šioje akimirkoje, jautiesi, kad tu su Dievu. Tai sakant, jeigu aš būčiau pradėjęs portugalų anksčiau mokintis, dėl to, kad kaimynai klausinėjo, kodėl nesimokau, dėl to, kad koks taksistas klausė, kad 2 metus gyveni ir nesimokai portugalų visai. Jeigu aš būčiau iš tų dalykų pradėjęs mokintis ir daryti šitos dalykus, kai dar nebuvo laikas, kai dar nebuvo prisirpusios uogos ant medžio, per anksti nenorėjau skinti jų, būtų buvę nesėkmė ir būčiau vis tiek neišmokęs ir būtų buvę, blemba, dabar turiu eiti mokintis, taip noriu akademijoje sukurti geriau įrašą kokį, bet reikia mokintis portugalų, tokia kančia ir tada mano šį akimirką būtų kančia, nes aš daryčiau, ko nenoriu ir aš eičiau prieš tiekmę šios akimirkos. Tai iki šiol mano buvo tiekmė daryti visiškai kitus dalykus, o ne mokytis portugalų kalbą. Dabar po 2 metų atėjo didžiulis vedimas tai daryti ir ateina resursai. Yra dar vienas svarbus, gal ir daugiau, bet vienas svarbus aspektas, kai darai tai, ką veda, tau yra duodama visi resursai, galimybės, pažintys ir taip toliau. Kai darai tai, ką veda tau vidus dabartį, tau duoda visus resursus, galimybės reikalingas tau, ir visas pažintis, kurios reikalingos tau. Tai tau atsiunčia Dievas programas reikalingas, suveda su žmonėm reikalingais, suveda su situacijom reikalingom ir visas tas reikalas teka, tiesiog jauti kaip teka, jisai teka ir tu plauki kaip
Hekelberis Finas suplausto ant upės, plauki, neilgai ir plauki. Ir, ir teki tiesiog, teki su upe. Ir neatsimenu aš tiksliai to filmuko, bet atsimenu vaikystėje, kažkada ankstyvoje vaikystėje buvo Hekelberis Finas, man atrodo, filmukas suplausto, kur plaukė kažkoks berniukas. Tai va, tai tu gauni viską, tu gauni pinigus, tu gauni programas reikalingas, tu gauni kursus, tu gauni suvokimus, viską gauni, kai eini su tuo vedimu dabartyje. Man dabartyje buvo vedimas padaryti šitą įrašą, nors turiu svarbesnių reikalų, ką sako mano protas. Mano protas netiek daug turi galios jau šiandien prieš mane, kad ir ką jisai sako, tai nieko nereiškia, nes aš renkuosi, ką aš noriu daryti ir ką veikti šitoje akimirkoje, o ne tai, ką jis sako. Jis gali šnekėti, patarti, pasiūlyti, bet aš renkuosi, kas man yra tiesa. Ir gali įsivaizduoti, kad tavo protas yra kaip kaimynas arba kaip koks tavo senelis, kuris gali patarti, kuris turi teisę patarti, nes jisai kaip ir tavo viduje, bet tu neturėjo klausyti, nes tu gyveni savo gyvenimą, mano draugė. Tai va, tu gauni viską ir jeigu neišgirsti, jeigu darai šioje akimirkoje energijos, impulso vedimo ir darai iš aš pats darysiu, aš pats kursiu, sieksiu, tu prarandi savo energiją gyvybinę ir jauties nusitašęs ir vakare krenti į lovą ir pavargau, sunki diena. Ne? Tai mano gyvenime nelabai yra sunkių dienų daugiau, nes aš viskas stengiuosi daryti iš vedimo ir energijos, kurie ateina. Ir tu gauni energiją, tada tu nepavargsti. Aišku, kūnas būna regeneruojasi, jeigu nueini kem kilų kalnais ar dar ten kažko. Bet tai yra geras, malonus nuovargis, o ne tas, kur ten, slogus gulies ir, koks sunkus, slogus gyvenimas, ne. Tai šito jausmo nelabai yra ir jisai dingsta, kai tu pradedi imti energiją, kuri yra ir naudoti ją, nedaryti iš savęs nieko. Stengtis nieko nedaryti iš savęs, ką tu sugalvoji, bet daryti, ką jauti, kas eina tau dabar. Tai yra menas tą išgirsti, bet kai išgirsti, tai yra įgūdis, kuris yra pats vertingiausias mano akimis, ką žmogus gali išmokti, tai yra išgirsti savo Dievo balsą ir eiti su juo. Nesvarbu, kokia kaina ir nesvarbu aplinka, ką sako, ką daro apie tai. Tai yra įgūdis, kuris yra vertas milijardų. Tiesiog neįkainojama. Jeigu nori būti milijardierius, išmok siekti savo vedimu. Tobulą, mano draugė. Tai jeigu neišgirsti to, darai aš pats prarandi savo energiją, tu tada dažnai negauni nei pinigų, nei palaikymo, jauties, kad nieks nepalaiko tave, kad Dievas tave paliko, gali būti toks jausmas. Ir jauti, kad negali pirkti kažko, jauti, kad, žodžiu, stringa viskas, stringa. Tai jeigu jautiesi strigus parašys tiesiog viena forma strigęs. Jeigu jautiesi strigęs, jeigu jautiesi pavargęs, jeigu jautiesi išsekęs. Jeigu jautiesi išsekęs, neseki savo vedimu. Dievas yra meilė
Dievas duoda daug užduočių ir egzaminų, bet jisai nenori nutašyti savo vaikų. Jisai nenori, kad jie būtų pavargę, išsekę ir užstrigę ir kančiose. Dievas nenori to. Tai turėk omeny, kad, kas čia dabar? Turėk omeny, kad jeigu neseksi savo GPS, tai gali būti tokios pasiekmės, bet jeigu seksi, dingo. Jeigu seksi, išsitrina tai, neegzistuoja tai. Tai va, ir lieka lengvumas. Paišykim. Va tai va Dievas tau sako. Ir kai tu nesiki savo vedimų, nebesvaik. Jeigu jauties strigęs, pavargęs, išsekęs ir nesiki savo vedimu, nebesvaik, mano draugė. Užteks sapnuoti, užteks daryti pačiam, viską išgirsk, išmok klausyti, skirk laiko klausytis, tai tau atvers turtus, sveikatą, džiaugsmą, laisvę, viskas tau atsivers, kai tu pradėsi klausyti savo GPS. Ir aš mokau tave ne to, kaip aš gyvenu, ar mes su Violeta gyvenam, tai yra mūsų vedimas, mūsų GPS, bet mes mokom tave išgirsti tavo GPS. Ir mano akimis geriausi mokytojai pasaulyje yra, kurie moko išgirsti, kaip save jausti ir sekti ir klausyti savo vedimo. Tai yra pats geriausias mokymas pasaulyje. Nieko nėra geriau už tai, negu išmokti būtent save jausti, sekti ir išgirsti. Bet tai mes norim perduoti tau ir tai tu turi išmokti. Ir tada bus jėga. Tai va, ir kaip jau ir parašiau prieš tai, turėk kantrybės išlaukti. Turėk kantrybės išlaukti, kol ateina energija. Kartais nori kažką padaryti, bet jauti, kad nelaikas dar. Dar neturi, dar nėra srovės tam daryti, nėra įkvėpimo, nėra džiaugsmo. Nedaryk. Jeigu nėra įkvėpimo, aš tą turiu parašyti. Jeigu nėra įkvėpimo daryti tai, ką svajoji, šioje akimirkoje tau yra kita užduotis. Jeigu nėra įkvėpimo, kažkas sugalvoja daryti, pavyzdžiui, išmokti portugalą, sugalvojau prieš metus, būtų jėga mokėti, galėčiau šnekėti dabar su visais kaimiečiais, kaimynais. Nėra energijos, nėra vedimo, turi palaukti, turi daryti kitus dalykus, šioje akimirkoje tą veda kažką kitą daryti. Tu gal protu nori daryti tai, ką svajoji, bet šitoje akimirkoje tau gal iš vis kitką veda daryti. Ir turi išgirsti, turi palikti savo svajonę ir išgirsti dabartyje, ką tau sako vidus, kokia yra tavo užduotis. Tai gal tu turi svajonę, kaip būtų smagu dabar į Palangą nuvykti, mesti viską. Turi šitą norą, tu jį laikai viduje, bet šią akimirką tą veda šunį išvest pasivaikščiot į mišką, arba tenais nueiti nusipirkti vaisių, pavyzdžiui. Ir tu eini tai, ir žingsnis po žingsnio tau dėliojasi, ir pamatai po visai greito laiko dažnai, kad tu jau kažkokiu būdu atsiradai toj Palangoj ir prie jūros, bet visai kitokiu būdu, negu įsivaizdavai, ir stebuklingai lengvai viskas susidėliojo, atėjai, bet tai susidėlioja iš mažų dalykų. Kai žmonės klausia, kokia mano gyvenimo prasmė, tai nėra kažkoks didžiulis, platus dalykas. Prasmė yra išgirsti būtent šią sekundę, kas tau viduje yra duota, ir eiti su tuo, ir ignoruoti
balsą, kuris sako, tau reikia, būtina, privalau kažką padaryti, pabaigti. Ignoruoti šitą ir pasitikėti, leisti savo pasitikėti, kad jeigu tu eisi su savo GPS, tuo, kuris sako išvesti tau šunį pasivaikščioti arba arbatos pasidaryti, ne, va šituo balsu, tu nukeliausi į visus pinigus, gausas, suvokimus, programas ir gausi visus resursus, pažintis, galimybės. Dvasia pasirūpins viskuo, dvasia yra visatos kompiuteris didžiausias, jis viską mato, viską žino, visus turi ir laiko duomenų bazėj ir tu turi sekti savo GPS ir nieko kitu ir tada visa tai atsivers ir tai yra neįkainojama, absoliučiai neįkainojama. Mano draugė, toks planas šiandien. Viską pasakiau čia, perklausyk dar kartą, jeigu nori apie tai. Nustok daryti, ką reikia, daryk, ką veda. Nustok daryti, ką veikia, daryk, ką veda. Okay? Tokia šiandieno žinutė tau ir daryk tik tai ir nieko kito. Tam čia ir esi, kad išmoktum tai, daryk, ką veda, nieko kito. Žmonės visuomeniai nieks to nepalaikys, visi galvos, kad išprotėjai, visi galvos, kad išskridai, leisk jiems tai galvoti, jiems ateis savo laikas, kada jie prisijungs čia ir kada jie atras šį mokymą ir visą tai gaus kažkokiu būdu. Palik juos, pasirūpink savim ir tu būk pavyzdys kitiems, kaip gali gyventi ir nebesijausti hujovai, kaip visa visuomenė jaučiasi, o jausti iš tikrųjų gyva ir jausti, kad turi neįkainojamą dovaną pasaulį, kurios beveik niekas dar nėra išlavinę, bet tie, kurie išlavinę, gyvena neįtikėtinus gyvenimus ir linkėjimai tau iš kalnų. Ačiū, kad klausei, parašyk komentarą, ar patiko, parašyk savo įžvalgas, suvokimus ir žiūrėsiu dabar, kur toliau mane nuves šį akimirką, nes kažkas ką tik parašė žinutę kaip tik. Iki pasimatymo, mano mūsų draugė.